Grikiai tai vienas iš sveikiausių grūdinių šeimų. Mes šiandien padarysim vieną iš sveikiausių grikių receptų. Dauguma žmonių grikius pastoviai verda ir perverda ir dėl to prarandamas iš tikrųjų visas aromatas ir skonis. Todėl mes šiandien pagaminsim vienu iš sveikiausių būdų, nesunaikinant grikiuose vitaminų, mikroelementų ir visų kitų naudingų medžiagų ir padaryti juos tikrai skanius ir sveikus. Taigi, ką mes darom su jais? Paimam stiklinę grikių. Ir užpilam juos į stiklainį. Svarbu, kad tai būtų ne geležis kokia nors ar plasmasinis indas, kad nepritrauktų visokių naudingų medžiagų. Ir užpilam juos 2 stiklinėms vandens. Nes vienai daliai grikių reikia porą dalių vandens. Užpilam ir tai padarom kažkur Padarom paprasčiausia ant nakties einant miegoti, mes paimam ir užpilam grikius. Ir ryte mums nebereikės jų virti, ten 20 minučių, pusę valandos, kaip žmonės verda. Ir mes paliekam taip ant nakties. Galite nunešti juos ar prie gyvatūkų vonioj, ar padėti į šiltą vietą. Grikius mes neuždengiam, paprasčiausia paliekam taip, kad jie neuždūstų ir nunešam į šiltą vietą. Taip, ir ryte jie būna štai va tokie. Galima sakyti, išbrinkę ir mums nebereikės jų virti. Ir prieš tai, kaip mes juos, kaip užpilsim grikius, reiškia, čianais galima įdėti prieskonių, kokių norit, kas vartoja druskos, galite įdėti druskos čianais ir tada grikiai iškart sugers visą tą skonį jums mėgstamų prieskonių. Ir taipgi, grikiai jau įsipūtę, išbrinkę ir ką mes darom su jais? Tenais lieka truputį vandens ant dugno. Ta vandenį mes neišpilkim, o visą šitą stiklainį mes supilam į keptuvę. Keptuvę nebūtina šildyti, iš karto pilam, jokių problemų, sušils gaminimo metu viskas. Gerai, ir mes pastoviai juos pamaišom. Kad neprisviltų, mes pastoviai turim maišyti juos. O kam maišyti, mums paprasčiausiai reikia išgarinti tą vandenį, kuris yra lykęs. Ir tada grikiai mūsų išbrinks. Taigi, tai maišom iki tol, kol jie bus paprasčiausiai karšti, galima įdėti juos į termosą ryte atsikėlus ir darbe jie bus šilti ir skanus. Tokiu būdu grikiai gaminami yra labai greitai ir nereikia stovėti prie viryklės pusę valandos ar daugiau netgi. Galima dėti bazilikų, petražolę. Taip? Taip, ir čia pagal skonį iš tikrųjų. Kas ką mėgsta, galima dėti iš karto tą vandenį ir jie tada per naktį trauks visą skonį.
Jie ir taip jau yra išbrinkę. Paprasčiausiai mes juos norim išgarinti tą vandenį, kuris yra lygęs. Ir kad patys sušiltų. Jo, ir kad jie patys būtų karšti ir čia šildom iš tikrųjų pagal žmogaus norą. Jo, ir kaip yra grikiai. Ir prie grikių, aišku, mes padarom kokią nors mišrainę. Grikiai yra krachmolingas produktas, kaip ryžiai, kaip ir bulvės. Ir prie jų geriausiai tinka krachmolingas daržovės, tokias kaip burokėliai, morkos. Štai va, mes turim virtų burokėlių. Galite padaryti žaliųjų, įdėti čionais citrinos dėl skonio, alyvuogių aliejaus ir alyvuogių aliejaus. Galima įpilti ir į grikius iš karto. Kai mes baigiam gaminti, išjungiam keptuvę ir paprasčiausiai užpilam alyvuogių aliejaus arba kas kokį mėgsta. Tai va, sumaišom. Ir viskas, ir grikiai paruošti. Ir bus labai skanus ir kas svarbiausia sveiki, nepraradę savo jokių medžiagų. Ir jums svarbiausia nereikės stovėti ilgą laiką prie viryklės ir virti. Taigi mes pasidalinom su jumis šitų labai lengvų receptų. Skanaus ir būkite sveiki.